Velykos be geltonos, baltos ir žalios spalvos labai sunkiai įsivaizduojamos. Dekorą sakyčiau, kad sudaro keli elementai. Tai jeigu, sakykime, yra šiek tiek vėlesnė vakarienė arba pietus, tai rekomenduočiau naudoti žvakes. Toliau tai yra dekoro elementai tokie kaip gėlės, augalai. Galbūt tai bus į buteliukus viskas sumerkta, galbūt tai bus kažkokie skardiniai kibirėliai, galbūt tai bus į floristinę kempinę susmaigstytos kažkokios kompozicijos iš pavasarinių gėlių, iš šakelių, iš kačiukų. Galima dėti netgi, sakykime, lėkštę su samanom, į kurią dėsim kiaušinius dažytus. Vienintelis patarimas, kuris visada suveikia ir kuris geriausias yra, tai yra švarus vanduo ir nuolatos atnaujinamas pjūvis. Žmonės galvoja, jog įvairios technikos gali pakeisti pasaulį, marginant margučius. Dažyti kiaušiniai būdavo. Tai pirmiausia, žmonės ką turėjo po ranka? Juk niekas į jokias parduotuvės neidavo. Vadinasi, po ranka yra samanos, šienas, ąžuolo žievė arba, pavyzdžiui, surūdiję geležiai. Tai tu į tą mirkalą imi ir tu iš tikrųjų padarai tokius juodus alksninius arba tokie tamsiai bordo į ne ko nors, o svogūno lukštus, bet žmonės šiandien net užmiršo, kad tos svogūno lukštus reikia pamerkti ir kelias dienas, kaip galima sakyti, parauginti. Aišku, namai nelabai skaniai kvepia, bet žinokite, gausite tikrai gražų ir labai natūralų dažą. Jį galite maišyti su kuo tik norit, net šiandien aš turiu paruošęs su ikromis arba su kedro riešutais. Tai yra jūsų fantazija ir iš tuos majonezus galite patys pasitobulinti, kaip jums patinka, įvairiausiom žolelėm ir naudoti prie visų mėsos, žuvies, kiaušinių patiekalų. Sveikesnis yra majonezas be maisto priedų. Tai yra iš tikrųjų paprasčiausiai visus dalykus galima keisti ir įmanoma padaryti. Vietoj tirštiklių naudoti paprasčiausiai daugiau kaip emulsinės medžiagos kiaušinių. Skonis išskirtinis, kad yra daug natūralesnis pats skonis, todėl kad nėra maisto priedų.